Su jumis vėl čia stovai keliaujantys link Singapūro. We got cancelled. Va, toks va. Didingas, ufonautas. Savo, tai juokauji. Apie ką čia dabar? Liavis, Lithuania. Lithuania. I've been there. It's very beautiful your country. I love Thank you. Atrodo, kad sudegė kažkas. Bet tu pačiu sako, kažką už parankį čia. Esame Bulgarijoje, praeitą epizodą pabaigėm prie Kambanite visų varpų iš daug šalių. Ir pasikeitė planai šiek tiek. Nusprendėm išsinuomoti mašiną, bet ne dėl to, kad važiuosim ten link kur reikia. O mes norim padaryti vieną nukreipimą, dėl kurio, manau, bus labai verta. Ir tada grįšim, grąžinsim mašiną ir judėsim vakare į Turkiją. Tai dabar mūsų planas palėkti iki centro, aplankyti BEVs ir pajudėsim. Net nenoriu sakyti, žinokit, dėl tos vietos labai kažkaip nujaučiu, kad bus labai įspūdinga. Jau nebus matyta, ne? Labas, Lukas iš ateities. Mačiau komentarus po praeitų video, atrodo, kad nesimėgojat kelionę, kad labai skubot. Tai aš tik noriu priminti dar vieną kartą, kad mes su tėvuku turim tikslą pasiekti Singapūrą ir mes neturim galimybės prabūti kiekvienam mieste, sakykime, savaitės ir kad jį praeksplorinti. O mūsų tikslas yra kuo daugiau pamatyti, kuo daugiau apkeliauti per tam tikrą laiką. Sakykime, trumpą ganėtinai laiką. Dėl to, kad mano tėtis, tai jis turi darbą. Jis negali jau pusantrą mėnesio, kad jis išeina iš darbo, tai čia jau yra iššūkis. Tėvukas turėjo atrasti tą laisvą laiko, tai mes neturim prabangos, kad iškeliauti, sakykime, pusę metų. Aš atsimenu, kai čia GPT pirmą kartą paklausiau, pasakiau, kur norim nuvaryti ir kiek trukti kelionę. Jis man sako, nuo 8 mėnesių iki metų. Ir aš jam sakau, o per kiek įmanoma greičiausiai, sakau. Man čia GPT sako, greičiausiai per kokius 3-5 mėnesius. Ir aš taip sakau, o kas būtų, jeigu mes iškeliautume iki 2 mėnesių? Tai čia sako, čia jau labai raštas būtų. Bet iš dalies mes tai Europą ir norėjom prarašinti. Stengsimės pamatyti kuo daugiau, jums parodyti pačias sostinės, kas čiose, kokie žmonės. Paragauti visą laiką norim jų vietinio maisto, tai tą mes bandom jums parodyti. Aišku, aš girdėjau ir mačiau komentarus, kad rašėte per daug maisto. Tai parodysiu jums tik tai tą būtent vietinį, gal ne viską, ką valgysim. Kad ir kokia sunki buvo ta antra serija ir kokią mes pavargę atrodėm, galiu pasakyti, kad dabar 9 dienoje esam. Nieko panašaus nebuvo po to. Po to viskas tik gerinėje ir tikiuosi labai, kad ir patiks šitą seriją jums, nes man asmeniškai top 3 gražiausių dalykų, kokius mačiau šitame epizode. Čia tai susitiksim 5-6 serijai, o dabar žiūrėkit 3, sėkmės. Ir iš dar tolimesnės ateities Lukas dėl pačio transavimo. Mačiau sakėt, kodėl netranzuoji. Manau, kad mes labai prisitranzuosim Azijoje pačioj. Tai greičiausiai ateinančius 4 epizodus, tai dar nematysit mūsų tranzuojant. Ir galiu parodyti mažą spoilą iš ateities. Čia turbūt centriukas dar. Nespėjom užsukti čia į Bulgarijos centriuką, nei praeitoje daly. Tai va, čia laimint jau praeisim monumentą kažkokį, kur tiesia auksinę ranką ir dar kažkoks paukštuks ant jos nutūpęs. Irgi, šiaip jau ir gražiai atrodo. Labai ir tinka prie tų naujų pastatų. Čia kažkoks Sofija Balkan Palace, prabangus viešbutis atrodo. Eiktų, net dabar atvarėm į centrą. Man vis dar patinka miestas Sofijos, labai patinka. Žiauriai gražiai atrodo, pažiūrėk. Kaip tvarkingai viskas. Žmonės gražiai apsirengę, išskyrus mes du. Bet daug kai sudai apsirengė, labai irgi. Šiaip labai daug juodų žmonių. Tipo, nespalva. Juoda apranga, ne odos. Baig Google Mapsai. Cathedral Saint Nedelija labai panašus principas, atrodo kaip Kaune soboras pastatytas. Vidury miesto centro, taip ir čia. Bet labai gražiai atrodo. Ir čia netoli turėtų būti bus seniausias pastatas. Pastatytas 1400. Jis vadinsis Ancient Orthodox Rotunda Church. Tai žydų turėtų būti bažnytėlė tokia pastatyta. Ortodoksų seniausias pastatas būtent čia, Sofijai. Ir tai paliktas, kad būtų. Jisai čia tam kiemo vidurys, tingė. Ja. Čia visai fainas vaizdas gal pro langus. Va čia dar. Archeologinės rastos visos liekanos kažkokios tai. Tai šiaip nais, kad išlaikė ir paliko. Bet jie labai įdomi, taip tarp visiškai daugiabučių. Tiesiog žydų koplyčia, bažnytėlė. Prie pat ir archeologinis muziejus. Bet jūs pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Ten ta raudona, čia taip raudonai kažkaip viskas tinka čia. Atrodo taip protingai padaryti. Aišku, čia gal ir ne toks jau gražus pastatas, bet tikrai ne taip blogai kaip Rumunijai. Būtent šitoj vietoj matosi, ant kiek storas yra sluoksnių sudėtų plakatų, reklamų. Jeigu taip iškelčiau, čia gal koks 20 cm, 25 kokie cemai. Kažkiek gal matos. Insane. Įdomu, per kiek metų čia taip sukliuoja viską. Aš kiek mane tiek stebina. Parkas ant kiek fainas. Čia yra nacionalinis teatras. Bele kokio grožio irgi.
Va, vlogerė irgi. Turn left. Gerai, mapsai, trukdai man. Tėtis irgi pasako, Bulgarija visai nustebino. Nustebino, jo, kažkaip tai. Galvom, atvažiuosim čia vieną kitą, pasižiūrėsim ir viskas, ir minam toliau, bet einam ir taip ir norisi dar kažką pažiūrėti. Žinok, rimtai, aš praktiškai nemegojęs ir belia kaip piktas ryte buvau, galvoju, nieko nenoriu daryti čia toj Bulgarijai. Dabar galiu nebe taip galvoju. Miego vis tiek nori, nieks nesikeičia dėl to. Hello. You have reservation? Yes, we have reservation. Can I have the reservation number? Ai, kažkodėl tai rašo, žiūrėk. Unfortunately, our suppliers were unable to confirm. We got cancelled. It was cancelled or it was on request? Okay, so the next question is, do you have a spare car? Right now I don't have any cars available. Yes, I see that was cancelled. I can ask for a car, but we need at least 2 hours to prepare the car. Žodžiu, tai prasiknisom truputį su mašinos nuoma. Nes internete kaip ir matėm, kad ten už 17-20 eurų ir pilną variantą. Pilną variantą, už valandos gali imti ir važiuoti, nu žodžiu. Darai rezervaciją, nuskaičiuoja iš tavęs tą 20 eurų, ten 17. Ir paskui atsiunčia laišką. Rezervacija negalima. Atšaukta. Atšaukta. Bet ir pinigus grąžino. Pinigus dar negrąžino turbūt. Ai, dar negrąžino. Vieną mašiną turi. Sako, bet brangesnė. 8-5 eurų. Ir aš taip galvoju... Nu ką, reikia tos 8-5 galvoju sumokėti. Nuvažiuoti kitą UFO, kad nereikėtų galvoti dabar, kad gilėsios, kad taip ir nenuvažiavau kitą UFO. Vienintelis dalykas, kad reikia laukti 2 valandas, kol paruoštą mašiną. Ir tada galėsim pasimti ir važiuoti. Reikia skubėti, kas nesutem. Jo, nes jeigu 2:30 pasiemam, 3 valandas važiuoti, nu tai po 5 būsim, tai dar nebus tams. Jo. Bet jau toks ant ribos dar valandėlę kitą ir jau būtų per vėlų. Ką, užėjom į Happy Grill. Pažiūrim svarbiausia razitą, ar būtų šalia, reikia biškai pasikrauti dalykus. Hello. Table for how many do you ER2. Smokers, non-smokers? Non-smokers. And is it possible to have a socket? To charge up phone? Socket? Plug? Yes. Hello. Yeah, for 2. Okay. If possible with socket. Socket? Yeah, rozetka. Okay. There's one here. Thank you. Nu, šitas restoranėlis, tai visko turi. Va, baulai, sušių, belia kiek sušių meniu pasirinkimas. Kainos tikrai ne ką didesnės negu Lietuvoje. Tai labai normalios. Čia taip, kad visko yra. Atsiveščiau į Mantę, tai į Mantę tikrai čia surastų valgyti, nes į Mantę šiaip dažniausiai nemėgsta valgyti tokio maisto, kur aš mėgstu. Ir jei reikia paprastesnio, tai čia rastų, manau. Su braškytėm kažkoks sūris viršui. Sunkesnio maisto, prašau. Dar sunkesnio, prašau. Dar sunkesnio, prašau. Lengvesnio, vėl. Salotyžių biški, prašau. Biški truputį kifuci kažką, prašau. Va, maniškės. Avokados, salatikės ir... Restorane kaip valo langus. Nebėjo, kad nei suskils, nei įlūš, nieko. Pasitikė savim ir savo kūno svoriu. Jei kristų, tai tiesiai ant mūrių. Labai skaniai pavalgiam. Aš tai 10 kartų daugiau valgiau. Tai patiko desertas. Krašė, viskas, ko reikėjo, viską ką gavau. Jis dar desertą pasėmė, ten tokiais trupeliukais su kondensuotų pienų kažkas tam tokio buvo. Nežinau, aš tai jau matau, kad aš tai sakysiu, jau Eimantė, sakau, norėsiu atsivežti aš čia. Tikrai norėsiu, man atrodo, grįžti. Nu, bet dar pakalbėsim, dar nesibaigia mūsų Bulgarijos nuotykiai. Toyota. 3 valandas tik tai. Dėl vieno monumento. Gali būt, kad miksu aš per ateinančias 4 minutės su pusė. Bet žiūrėsim. Nes restorane dabar tai 2 kartus vos nenusmigau. Noriu dar medžiagą persikalt iš tikrųjų. Labai įtemptas grafikas pas mus. Nuvažiuojam, pasifotkinam, pažiūrim, staigiai atgal, nes turim spėti autobusą į Turkiją.
valandėlių kaklą tik labai skauda. Tai dabar pasukti sunku, bet šiaip tai gerai. Bum. Yra kas parkuojas jau čia, bet yra kas važiuoja ir va tokia keliu. Šiaip tai insane vieta tokia. Tai gerai, mes tą kelią negalim važiuoti. Plemba. Ten griovys kažkur. Jo, ten atrodo, kad griovys yra. Ai, bet čia yra kelias. Sargiai duobėčiai dideliu. Tai atsako, kam eit? Kai gali privažiuoti. Taip, stopysim laiką, aš užlipsiu į kalną, dar žinai. Jo. Reikia Pamatyti. kojas. Žiauriai kietai atrodo iš čia eina savo. Ja, tas faktas, kad jis apleistas, dar labiau epic padaro šitą vietą. Šitą insane šitas pastatas, aš negaliu apsakyti. Kiek jis epic atrodo. Čia buvo betonas aplinkui, bet tai toksai kūdinas betonas. Ir tai va per laiką, kad... Ir laikai tai sudėlėjo viskas išlindo, nu. Geras. Čia karkasas buvo padaryti. Va, toks va. Didingas, ufonautas. Tiesiog girdisi kaip laša vandorė po šitą. Viena kečiausių vietų, turbūt, kokios buvęs. Jau šiaip spūdingai atrodo. Nu, net keista, čia, ar tikrai čia paminklas, man taip keista, kad tokio dydžio čia pastatė. Bulgarijos komunistų partijos paminklas, dar žinomas kaip Burludžo paminklas. Buvo pastatytas ant Burludžo viršukalnės centrinėje Bulgarijoje Bulgarijos komunistų vyriausybės ir atidengtas 81-ais. Jis skirtas atminti 891 įvykius, kai Dimitaro Blagojevo vadovaujamo socialistų grupė slapta susirinko šioje vietoje, kad suformuotų organizuotą socialistinį judėjimą, kuris lėmė Bulgarijos socialdemokratų partijos ir komunistų partijos pirmtako įkūrimą. Žodžiu, esmė – paminklas. Tai jau tikrai, kad nenormalaus dydžio. Jokios skylės niekur nėra. Čia dar ledas. Prišarė. Oi, tu... Va, po apačiai yra atidengtas ant kamps. Grotas toliau yra. Va, ten būtų galima. Nebūtų galima. Ne vienos skylės kol kas nemačiau. Dar. Žinai, paaukoti pažiūrėjai kelionę, nusipirkai kopėčias senukose Bulgarijai. Ja. Ir čia atsiveži savo. Supuvęs toks visas jau. Čia betonas, tai dar vis tiek laikys, dar kiek laiko, žinai. Aišku, čia bėga kiaurai, tai jau. Nuklydom nuo miesto, kiek? 2,5 km. Ja. Atmynėm greitai, kad pamatyti šitą darinį. Tai tikrai verta. Tikrai verta, manau, irgi. Aš kažkaip iškart pamačiau. Kaip gražiai susiformavęs ledas. Kažkaip mačiau šitą nuotraukas ir blemo galvoju. Tikrai turėtų atrodyti spūdingai, tai taip ir atrodo. Visas. Ten dar viena viršukalnė tokia, kur visai fainai atrodo būtų nueit. Kadangi iš vidaus neparodysiu, tai parodysiu bent jau, kaip atrodo nuotraukose. Viskas užvirinta. Nu jo, kad žinai, nors biškį atsidaryti, kad pamatyti, kas viduje buvo. Galėjo blemba langą palikti, nu. Nu, galėjo iš vidaus palikti. Eik, tu tai akavai, pažiūrėk, kaip kietai atrodo. Nu. Čia kažkokia kaip salė, kaip sėdimos vietos, o ne? Aplink. Nu. Tai va, pažiūrėk, čia yra balkonas, nu, taip toks kaip televizijos bokšto balkonas dar. Na tai? Tai jo, jis aplinkui visą eina. Va, žiūrėk, čia jaučiu, negi. Gal čia taip atrodo, gal. Dabar tai taip jaučiu, atrodo. Na dar. Ja. Ne, vėda čia neįs. Kaip aš džiaugiuosi, kad mes pasiejom tą mašiną, kad čia atvažiuot. Žiūrėk, dar nuėtėvo. Žinai, kaip čia gaunas? Čia gaunas, kad koks nors lankytojas yra Vilniui ir sako, ai, žinai ką, pasiemu aš tą mašiną ir varau iki Palangos pasižiūrėti tiesiog į jūrą. Maudės negalėsiu vis tiek, bet pasižiūrėsiu ir važiuosiu atgal į Vilnių.
Panaši situacija gaunas. Tai va, yra apačia, va, tam dar matosi. Truputį. Va, šičia. Kažkur. Jo, ten liktai apleisti pastatai, pabandysim gal irgi sustot šalia jų pažiūrėti. Paskutinį kartą. Prie ufonauto! Dabar jau tikrai matęs atėjus. Ramzito pildavo tarybiniais laikais, kai namą statė tarp sienų ir šiltino pastatą. Nu, nuosavai namai tai pastatyta kaimuose. Dabar tai deda vatą visokią arba putą, o tada šitą keramzitą pildavo. Craziest top 3 dalykų, kuriuos esu matęs. Mūsų nuomontas automobilis, Trans C4, naujas. Jūs pažiūrėkit, kaip gamyklas sugalvojo. Kokio dydžio padarė benzino dangtelį per visą sparną. Nu, apie ką čia dabar? Kokios durys, pažiūrėkit, didumo. O kas negerai? Kažkas kitokio? Kažkas kitokio. Galėjo taip padaryti, kad atsidarytų. Žinau, patogu, pasidėt kažką tai, lentinėlę, o dabar... Tėtis pirmai irgi pamatė, buvo viena mašina kažkokia pravažiavo, kur va čia buvo lempa. Sako, tai ne tai, kad čia, bet ten pas ją dar išpūsta, čia šičia sparna išpūsta, ir lempos o šitose vietose. Bet ten kažkoks tikslas, man atrodo. Jaučiu panašus jausmas, šitą buvo pamatyti, gal kaip kokioj, va, Černobylį kaip buvo, ne, kai viskas taip apleista irgi. Nu, ten labai gražu irgi, nu kaip labai gražu, ten palyginus tai baisu tenai, bet kaip pagalvoji, bet labai įdomu. Toks pastas irgi čia, nu čia nėra prieimo. Stogas, tai tos matai, jisai su čerpės jau su dujų. Ai, va čia nulpimas yra. Yra? Jo. Galim pasižvalgyti. Up. Nu, Lukai, tu banditas. Nieko nepamatysim, aišku, čia jaučiu labai. Galėjo būti pritelė kažkokia čia. Nu, labai gražia vieta iš tikrųjų. Gal čia kaip slidinėjimo kurortas, nes čia matėsi, kad viršų yra slidinėjimo trasos, gal čia buvo kaip slidinėjimo kurortas kažkoks tai. Batų palikta. Pora butelaičių. Nu, tėti, tu banditas. Skydelis buvo elektros ar didelis? Elektros skydelė, čia visą. Liftas netgi yra. Buvo čia. Ai, nu. Čia kažkoks senasis Kim Jong-unas. Ai, čia viešbutis visas? Jo. Visai jauk. Nu. Kažkas tai gyvenama, tai palikta. Ausinukai. Bet va, biškai per šalta turėtų būti gyventi. Senelių namus padaryti čia galima. Su žydiniu šitie apartamentai čia prabangu buvo. Nu, čia dar. Čia kažkokia valgykla. Kaip atrodo kitaip, kambariai kitaip suirę, sugėdę. Pažiūrėk, vidinis kiemas koks fainas čia. Žaliodavo tie medeliai, jaučiu, šis gražu buvo. Čia kas įdomu, pažiūrėt, kad palikta viskas, žinai, vos ne gražiai, ten baldai. Biški išvartyta, aišku, bet šiaip tai... Kiek nori, Nu. Tik imk ir gyvenk. Kiek norėsit patalių. Išskalbtas dar visai jaučiu. Čia va ir vienas kambarys toks. Pilnas pakankamai. Slidinėjimo batų radau visą. Jo?
Slidinėjimo batus rado. Pažiūrėkit, visas komplektas. Kaip gražu. Eik, tu savo. Lovinės slidės. Eina savo. Tu juokauji. Geras. Kopiečius yra. Nereikia pirkti kopiečių. Net nereikia pirkti, tik nusivežti iki viršaus dar. Kažkoks įdomu. Burgas. Burgas. Tai čia yra bulgariškas vynas, ne? Geras. Čia mini kino teatras kažkoks. Va, čia valgykla. Ir pati virtuvė. Čia yra veidrodinis kamuolys, tas, kur pakabinta ant lubų, sukasi iš šviečia ir... Čia dar raktų pakabinti, bet nėra. 211, ne savo vietoj. 211, ne savo vietoj. Alio, viešbutukas. Taip, norite rezervuoti vieną kambarį? 2 ar vienam? Nu, okei. Ui, skambina. Nu, atsimenat, visi kaip naudotis dar šitais telefonais. Fuck, užstrigęs. Ai ne, nei tą pusę sakau. Galiu savo numerį suvesti. 3. Ir tada va toks pasirodo. Upgrade'as. Stasė, greičiau kep kotletus. Nespėja. Aš per langą vieną vietą mačiau, norėjau nueiti kaip tik. Ne, vat kaip ir sakai, realiai tobula vieta senelių namams kokiems. Kas čia per skylę man įdomu pasirodė? To prasme. Lauko vienutė padaryta. Čia šiaip tai mašinom remontuoti šitą dubę padarytą. Bet tai tokioj vietoj. Nu, tai keista. Garažuose būna, žinai. Pažiūrėkit, kokios didžiulis pastatas. Dujų balionas didelis, ne? Jo, galbūt. O, koksai. Arba čia kažkur tai šildydavo, čia kaupdavo, matai, jisai yra izoliuotas, kad laikytų temperatūrą. Duris išsiratos. Čia baras. Gitara sulaužyta, šaldytuvas. Šaldytuvas. Kas ten yra? Čia gal, kai darbai padaryta kažkokie tai. Čia sandėliukas. Sandėliukas, realiai. Dar papildomai stiklainių visokie yra. Kaip palatos. Kaip ligoninė. Nu ne, čia viešbutis. Aišku, bet daug žmonių talpa į vieną kambarį. Ne, čia praktiškai. Miegot galima. Ateini ir mėgi. Kiek raktų? Hello? Čia tai tikrai jausmas, kad ne vienas. Bet tai čia gyveno. Ir ne per seniausiai atrodo. Visų kambarių raktų susidėjęs bičias. Kalendorių pasikabinęs. Į ką pažiūrėt vakarais? Nu. Visko, ko čia tik nerasi. Čia tai gyvena kažkas tikrai. Jo, čia. Deginta kažkas tai. Tai jau nevysta. Jo, čia ir miegojo. Nu, biškai nejaukus, bet tai. Labai nejaukas daryti duris, aš ten irgi atidariau toks. Nu, naliovė prankambariai praktiškai. Žiūrėk! Veikiantis judesio detektorius. Tiksliai. Nu? What? Pastatas apleistas, bet detektorius tai veikia. Nu?
Šviečia. Fiksuoja, gal ir kameros kur nors dar yra sudėtos. Nu jo, čia statelė va. Lietuvoje toks pastatas būtų, tai labiau saugomas būtų, kad neprieitų žmonės. Čia pakankamai laisva valia gali ateiti ir... Žurnalai su šukuosinam. O čia dar ir ant stogo galima į palėpę užlipti, bet jau tiek to jau nelipam. Hello? Šis nieko nelikė. Ten tai atrodo, kad jau sugrėvė, iš vis nieko nebelikė? Ten nepabaigtas statybė, iš tikrųjų. Ei. Bet jau matai stogų kampas jau nukritas. Nu. Nes perdangos tos vadinamos. Garažiuk sudovė dar va čia yra prie to pat pastato. Daug pristatyta namų. Kažkas bandė statyti ir... Nu, negali sakyti, pastatė. Kai kurios. Va, iš vienos apžvalgos aikštelės irgi taip pat važiuoja. Sudėtos rankos dvi su ugnim. Laikančiais tokiais fakelais. Dar galėtų būti žali miškai dabar, nes spalvota. Nu, bet galimai būtų žali miškai, būtų ir daug žmonių čia. Tai ant šito to pačio kalno čia yra ir hotelis. Hotel Edelweiss ir jis veikiantis nuo 90 eurų per naktį. Ir šiaip to, viskas gerai su juo. Dabar važiavam jau atgal į Sofiją. Realiai, ten, kur išvažiavom su mašina, ten važiavam palikti. Apsėjom mašiną, kad atvažiuoti iki čia. Ir pratęsim kelionę toliau. Važiuosim šiandien į Turkiją. Turkija, jau viskas. Pusiau iš Europos išvarysim jau šiandien. Pasijungęs pažiūrėti vidakus. Baičiukas savo ramiausiai. Žiūrėkit, kuris surado įimą. Nu, bet čia prieš 9 metus, tai greičiausiai jo nebus. Tausia, aš niekad nepagalvočiau, kad galima... Čia daužė, pramušė skylę. Jo. Specialiai, taip aišku, kažkas tai... Bet čia žinoja, bet kažkaip, nemačiau aš tos vietos, kad būtų kažkom tai... Nu, ir čia sulindavo į vidų. Ir tada lipo žiauriai ilgai, iki kol užlipam pačiu viršaus. Ir ant krašto vastojo. Aš nenustepčiau, kad aš nežinau, Šaja, man atrodo, koks ten tas lietuvis yra. Kad irgi gal buvęs čia. Tiesiog pavadinimo nieks nerašo. Change your clothes, like a fox, here it goes. You be a best, like a dress, like a hair. Change your clothes. And document, okay? Ciao, Thank you. Thank you. Izbata Tavern, kad išvaryti iš Bulgarijos ir pavalgysiu local patiekalų. Hello! Do you have a table for 2? Fully booked, yeah? Do you know where we could go to try some other Bulgarian dishes? The kitchen closed 10 o'clock. After half an hour. It's far away? 10 minutes ago. Praleidom progą, bet šiaip atrodo labai nice vieta galėtų būti. Eidam link griliaus, bet žiūrim, kad eilutė neblogai yra susidarius. Tai reiškia, gerą barą buvom pasirinkę grilių. Jo, pilna žmonių. Nu, mes sakėm, kad čia visai geras pasirinkimas, tai panašu, kad ne mum vieniem. Tokią valandą neypatingai turim didelę pasirinkimo. 18 minučių iki 10. Kas belieka? Greitas maistas, kažkoks. Šitie turėtų būti visai skanus. Šitos tokie. Kaip Europa? Europa? Pabaiga buvo gera. Ar norėtum čia gyventi? Turbūt galima čia būtų gyventi, nors aš anksčiau visą laiką turėjau nuomonę apie Bulgariją, kad tai yra nesąmonė, kažkokia gal neturtinga šalis, kur visai nėra ką veikti. Nu, apart ten turi prie vandens prieimą, jinai pakrantę turi ilgą. Niekada nenorėjau čia atskristi ir nedomino manęs. Tai dabar biškiai apsivertė man ant kiek patiko mums, turbūt, ne, galima sakyti. Eik, tu man tai žiauriai patiko. Realiai, galiu tikrai sakyti, kad Bulgarija pirma šalis, kur norėčiau pabandyti pagyventi. Nes atrodo, kad čia dar daug ką galima nuveikti ir atrodo, kad man čia visai patiktų. Gražus pastatai, nėra tų baisių pastatų, kai mes buvom čia dabar Bukarešte, ten baisu. Oras švarus toksai irgi, kvėpuoji lengvai, fainai, gaivus toksai. Šiandien važiavam, kiek mes 2,5 į vieną pusę per kaimus ir autostradą, keliai nuostabus iš tikrųjų. Tai visiškai per vieną dieną pasikeitė visą nuomonę apie Bulgariją. Turim panašiai labai kaip ir Rumunijoje.
283, man atrodo, gal tiek pat net, ne? Kad mes turėjom imti mašiną ir gan brangiai, nes tą pačią dieną ir kur reikės mokėt. Tai vien mašina 85 plus 50, pavalgyti iš pradžių 50, ten 3 plus arbata, dabar čia 18. Tai susidėjo pats autobusas, 56 eurai, autobusai, metro. Central Baths Fountain čia yra. Tai va čia fontanas, kuris neveikia. Po žiemos dar nepaleistas, normalu. Jo, po žiemos nepaleistas. Būtent tas pastatas yra regioninis istorijos muziejus Sofijos. Tai va, o šičia Moskvai Baniabaši. Baniabaši čia yra. Tai 5 miestas, kur biškį laiko mums trūksta, nes įskubam į autobusą. Va, Rumunijai, pavyzdžiui, mes tempiam togumą dar 2 valandas, dar 5 valandas. O čia, žinokit, diena, va tai va. Rumunijai vakare vaikštum, vaibo nėra tokio jau, nes, nėra ten, kur eiti ten. Va taip, vaikštum gatvelėmis, pirminės gal. Ir stumėm laiką. Šiandien vėl ant bangos atsigavę normaliai. Grafičiai visai gražu čia. Nu tokia, pasistengti. Kada dabar čia yra 1:30 nakties. Sugėdo mano hardas, SSD, vienintelis, kurį turiu. Cloudas pėdai vietoj ten 900 MB turi būti kokie, nežinau, gal ten 15, apšiai nieko nekopijuoja ir užsikimš laptopas. Content creator life in it. Nieko kažkaip išsispręsim, nėra nei manomų kliučių šitam pasaulyje. Nuėjom 20 000, man atrodo 21 gal 1000 žingsnių vakar. But I'm happy! Bet ir tvarkau hardą. Tikrina bagažus. Pasirodo, ten buvo išvažiavimo kontrolė, dabar jau Turkijos, dabar reikia visus bagažus nešti dar. X-rayus praeit. Labas rytas. Labas. Atvykome į Stambulą. Nu va, išsimtas internetas. Tai aš sumokėjau 5,5 už 3 gigus, tu sumokėjai 3,5 už 1 gigą. Šalta visai laukia čia Turkijoje. Sėmėm mesimus biškai, kad turėtume mapsam ir panašiai. Einam valgyti. 25 eurų. Atnešėme prieš pusryčius duonos. Bulkos tiksliau. Nu, katinukai čia visur vaikšto, žiūriu, ir restoranuose, ir lauke. Šiokia tokia pusryčiai. Man sloga. Biškai gerklę kutavą. Sušert vitaminų reikia. Aišku, imunitetas bus pasilpęs. Nes ir miego negaudam normaliai. O, joga. Aš 500. Dėl varysim į Balatą. Bus pakeliui gal. Labai daug katinų šitam mieste. Ir daug vestuvinių suknelių. Čia tiek daug kačių, kad ir žmonės jomis rūpinasi. Net va padaryti yra namukai katėms. Bet žiūriu, tai pamatau katę, maitina, glosto. Išėdame iš Europos ir kažkaip mažiau tvarkos atrodo, jau prasideda. Eismas toks beleką atrodo, kaip išdėliota viskas, irgi truputį bardakas. Pėsčiųjų per gatvę nelabai praleidžia. Nu. Tau reikia prašyti. Jo, labai keistas stovi prie perėjos, važiuoja. Kol nepradėsi eiti, tol nesustos. Oi, koks kycis. Kycis. Miau.
Ateit nori. Labas, kyčiau. Ką gero? Miau miau ar miau? Miau miau. Turėtų kažkur ir būti miesto Balatas. Prasideda senesni pastatai. Turėtų pakairę čia kažkas pasimatyti. Atėjom į Balato kažkokį rajonėlį, kur yra daug tokių spalvotų pastatėlių. Bet daug nematom kol kas, vakatinus matom tik tai. Tupiva net nežiūri. Labas. Ir dronas dar skraidžia palį. Prašom, Balatas, jo. Kažko gal tikėjomės Balatiškesnė, nežinau. Balatiškesnė, bet gal dar prieisim, gal dar kažkas bus. O, aš daug, kad 1, 2, 3, 4 matau, o dabar vien tik tai. Prisiminiai, kas kyčiau. Ko pabėgai? Dailus derinukas spalvų. Ir ten katinukas, ir ten katinukas, ir ten katinukas. Ir visur katinukai. Žiūrėk, kad už akių neišdraskytų tau jisai, girdi. Katinu. Nu, tai kai griebs už akies. Ai, galvoju, gal duosi žaibą? Sakai duota? Susnukai nevendančiai. Dar yra laisvo ploto čia, jeigu norit pastatyti chatelę. Va, Balatė jo. Tarp dviejų namų yra laisvas plotas. Nežinau, ką čia rašo, bet sako, jeigu nori pastatysim tau namą. Na ir va, prašau. Turėsit va tokį. Vidury. Ai, šiaip tai Balatas visai nice čia. Nu tai va, tokie namukai spalvoti man patinka. Is this sweet? Sweet, jo. Ai, čia tie saldainiai. Va tie, faini. Thank you. Ai, aš šitų taip pavalgęs. O, Va, su šitais labai skanu, su šitais traškučiais. Do you accept card or no? Only cash? Yeah. If you like 5 cash, euro dollar. If you like. Tai po gabaliuką, nu, po 2 gabaliukus, ne, kelių rūšių. Taip, turiu menį visą tą tokį? Ne, visą nereikia. O gabaliukus kiek? Po 2 gabaliukus, ne, nu, vieną tau vienamą, Ai. kelių rūšių. Yeah. 2 pieces, one flavor, okay? 2 pieces like this and a few. Va, nusipirkom turkiškų saldainių. Ja, tai kainavo 21, kiek ten gavosi jų? Va tiek, 21 euras. Nu, jie labai skanus yra, bet brangus. Skanus, bet brangus ir žinau, kad Lietuvoje jos pardavinėja irgi, bet kažkaip iš principo atrodo norisi nepirkti Lietuvoje ir tik tada, kai į Turkiją atvarom. Ai, čia kur kavą daro ant smėlio. Tikra turkiška kava, kur ant smėlio garda, bet čia, aš manau, dėl vaizdo stovi. O padarys tau paprastą, žinai, reikia. Čia ne tik kačių, bet ir žuvėdrų yra. Ant fainuolio. Mėsos gabalas. Ką? Kaip snys, nu. O tu mokiai. Čia kažkas nutiko. Daug policijos mašinų, atrodo, kad sudegė kažkas. Gaisras buvo, ne? Atrodo. Bet pačiu sako, kažką už parankį šio, tai gal kažkas padegė, nežinau, neaišku kaip čia. Mačiau, kad buvo pora žmonių, kurie apsiverkė, tai gal jų namai irgi. Žuvytės į lauką paprašė pavedžiot. Čia irgi va, sako, biškiant saulutės pabūt, pasidegint. Ragausim? Žalia. Želatinos rieštais, ne? Su pistacijom. O, koks tai? Sausas. Bet čia realiai batus atnešai slagitą, ne? Aš nežinau, ką esi gal atiklavo. Vyriški buvo, ar moteris? Imituoja. Su taiso. Su lydmetaliu imituoja. Oh gosh, wow. Turkish coffee. Do you make the coffee on the sand? Only Turkish coffee. Yeah, do you make it? Okay. But can I see it when you make it or no? But if you want to eat something with it, you can. I didn't quite catch it part. Kad aš noriu nufilmuoti, kaip gamina turkišką kavą ant smėlio, tai paklausk tu jo, jei gali, ar jis gamina tą kavą ir ar matosi, kaip ją gamina. We don't have Turkish coffee, we only make Turkish coffee with this machine. Hello. Do you make kumda Turk kahvesi? Turkish coffee. On sand? Yes. No? Very good coffee. But on the machine? Yes. No process. No. Thank you. Okay. I will already have some, thank you. Hi. Hello. Thank you.
duris kolekcionuoja. Durų padaryta senelė. A ko ne? Fainulkiškos visai. Hello. Hello. Do you make coffee on the sand? Yes, right. We can see it. Try. Yeah. Cum da kahve? Pasikeitė operatorius, kavas. Pamainom dirba. O tai koks tikslas šiandien smėlę pasukėt? Čia karštas smėlis. Ai, karštas smėlis? Jo, jisai užvirtų dabar. Jinai užvirs, pradės putoti. Tai būna, kad dar biškį palaukia, dar kartą kišai smėlę. Šiaip tai nežinau, mes ką perkam, kodėl čia dabar visi apspino irgi pafilmuoti. Kaip tik buvo pradėjus burbuliuot biškį. Nu ką, metas paragauti kavą. Šiaip skani. Tokia super duper espresso, žinai. Jo, bet tokia... Espresso kitokias smagiai iš aparato. Kaip vadinasi, tinklės? Galvoju, pinklė. Kažkaip tinklės, vadinasi, ne tos pinklės. Kanklės. Kanklės. Pinklės, kanklės. Su kanklėm va, groja. Yra staranėlė. Nors sakom, gal net ne kanklės, nes kanklės kitaip skamba. Thank you. Nu, nesipykit. Aparatas vintažinis. Pažiūrėkit, koks delikatesas plaukėja. Kiek medauzin. Visur medauzin. Tai japonai dabar jau pradėjo valgyti tas medūzas, nes jos išmiršta ir va taip į krantus subėga. Ai, galvom pažiūrėti miestą iš viršaus, kaip atrodo. Tai yra galimybė į šitą bokštą pasikelt. Lukas pažiūrėjo 30 eurų žmogui. 30 eurų? Nu tai apie ką tai, lemą? Turkai iš... Vienoj mačetai apsilankyti 25 eurai, kitoje 25 eurai, į požymis 25, jeigu nedaugiau, į bokštą pakelt 30 eurų. Nu, tai mes neturim tiek prabangos ir viską, mes vieną pasirinkam ir eisim. Bandysim nueiti dabar iki bazaro. Pažiūrėti, kas per bazarą, kaip žmonės laiko bazarą. Iš va tų visų mokamų dalykų, kur tėtis šnekėjo prieš tai. Tai galvojam apsimokėti ir kur norėtume gal nuvaryti, tai tik požeminę tą. Cisterną. Jo, ir ten turėtų būti įdomu, galimai. Įsivaizduoju, kas ten per vieta, bet ta prasme, iš nuotraukų taip atrodo, kad ten turėtų būti gerai. Ir rekomendavo eiti vakare, žiūrėsim, greičiausiai pamanysim pasidėlioti taip, kad ir nueitume vakare. Yo, bičas, pasiekęs maksimum lygį balanso. Riestainių. Pas jį Runescape būtų 99 balans. Insane. Ir net neapsikrovęs tiesiog eina. Ant kiek pas jį yra stuburas, tiesus jaučiu, tai eina. Visai kietai. Reikėtų gal padaryti videką, kaip bandau išmokti nešti sakys daiktus ant galvos. Vaikštum tam gatveliam, viską pardavinėja. Tamsime jaučiu, bet ko galėtum rasti. Aš ten jaučiu, jiem prekybos centrai, tai net neapsimoka tokio verslo turėti. Nes kur be išeisi iš miesto, visko gali nusipirkti šitose gatvelėse. Nu va, iš tos serijos, kad tu gali seifą nusipirkti, beeidamas Turkijos gatvėse. Išbadimina, drabužiai, viską ten. Labai jie čia. Bet čia nuo senų laikų labai jie. Eiti, pažiūrėk, kokios stiliovos tapkeitės, kroksiukai. Žinai, kas čia? Medis. Ne, čia tung sahur. Pradėjo treninti su dirbtiniu intelektu paveiksliukai. Ten kas nors. Melionas su akim, rankom. Ir kažkas davė labai debiliušius pavadinimus. Ten tarkim radiatorius plus pingvinas. Tai pingvinator termoregulator. Ten yra tarkim krokodilas, bet naikintuvas. Tai bombardinį krokodilį. Ir šitas trendas ten tarp visų vaikų ir panašiai jau paauglių taip ėjo, kad iškart visur pradėjo žaislus daryti. Ir išparduot, žinai.
Ar žinai, kodėl yra ne viena mečetė, pavyzdžiui, mieste daug jų, kai paini visur ten jų pilna? Skirtingų tikėjimo? Ne, tos pačios. Nes persipildo. Ne. Malda, kai skelbia, jie gieda, jau kitam rajone nesigirdi nuo tos. Jo. Tai jie taip statydavo tas mečetės, eina, kai baigėsi garsas, tada stato kitą mečetę. Gerai. Ir taip viena nuo kitos per kažkokią... Bet niekada nepalyginsi, kiek vis tiek triukšmas yra, žinai. Ar tu iš arčiau klausai ar iš toliau? Nu, taip, ar daug triukšmo miesto ar ne? Jo, bet reiškia, turi girdėti visi žmonės, nu, ta prasme miesto. Okei. Ar ten šautuvų parduotuvė? Kur? Va, Meidan, va. Bet negali, bet kas tikrai nusipirkimų, ne? Atrodo, kad ir tikrų čia. Žiauriai, nemažai čia yra visai tų ginklų parduotuvių. Tai va, sako, tai eini viena gatvė ir pilna vestuvinių suknelių, eini kita gatvė ir pilna ginklų parduotuvių. Ne pilna, ne tiek kiek vestuvinių suknelių faktas. Grand bazaras. Bazaras seniukai, kad mes čia. Vienas seniausių ir didžiausių turgų apskritai padarytas 15 amžiuje. Ne, jisai, man atrodo, jos skaitosi. 15 amžiuje, man atrodo, įkurtas. Daugiau nei šiam gatvių, daugiau nei 4000 parduotuvėlių ir daugiau nei 30 000 kvadratinių metrų vietos. Pro apsaugą. Taip. Okay. Tai čia yra toksai viskas po stogu. Aukso parduotuvės, drabužių parduotuvės, ten maisto parduotuvės gal. Gucci, Prados. Dar ne tai, kad maisto, bet gal prieskonių. Yeah. Ką prekiaudavo, tai aš galvoju, ar ne 15, 16, 17 amžiuje, ne? Taigi turkai jie gamino, viską veždavo visur. Tai šiaip, toksai atvykus į Stambulą, fainai labai aplankyti tokį, pasivaikščioti po tokį turgų, pasižiūrėti. Kilimą gal kokį įsigyti apie save, jeigu gali parsivežti. Čia realiai visą dieną paskirtum, nežinau, ar viską apeitum. Gal ar apeitum viską? Jo. Bet žiūrint, žinai, arba kažko ieškai, arba ne, bet... Ja. Kaljanai, rankšluostukai, paveiksliukai, padukai, bronziniai, sidabras, auksas. Mano vienas geras draugas iš čia pirkdavo ir veždavo į Lietuvą auksą. Nu, buvo toksai keli kartai. Ja. Tai prisipirkdavo kelis kilogramus aukšto, dėdavo į trusikus ir veždavo į trusikose, kad nepagautų niekas. Nu, va, pažiūrėk, kokia aukso parduotuvė, kokia, nu, kaip viskas gražiai atrodo. O tai nori sakyti, negalima parsivežti auksą? Ne, tai tu turi mokėti tada mokesčių, žinai. Nu, ai, realiai, tokių pačių parduotuvėlių, tai pilnai yra. Tu galvoji, kad tu išskirtinis? Ne, seniukai. Aš parduodu identiškus rankšluosčius ir pas mane jie geresni, nes pas mane turi 2 sulėm daugiau. Jo, senais laikais dar, nu, prieš kiek metų, kai iš Turkijos veždavo labai dideliais kiekiais drabužius ir pas mus į Gariūnus, į kitus turgus, taigi čia jie, nu ką, atvažiuodavo vis tiek, susipažįsta žmonės, jau paskui gauna iš jų geresnės nuolaidas, žinai, nu tai iš to pačio visą laiką rima, žinai, ten atvaro, pasiema didelius kiekius ir... Mačiau šiaip ir gėrė. Gaivutis toks, jaučiuosi iš karto. Yeah. Welcome, brother. How are you? My partner. I'm good, how are you? Lithuania, they're from Lithuania. Thank you, good. Lithuania? Lithuania. I've been there. It's very beautiful, your country. I love your country. Thank you. Labas. Yes, you're lucky tomorrow. Please, I can show you. Sako, mažiuką, tik parodysit, būtinai. Sėskit. This is silk carpet. This is silk, and this is our also bamboo. I have the one just like this at Really? home. Yeah. But it's beautiful, this. Yeah, and they're really good. Mine is a bit more sand color. Okay, I have sand color also. What size you like? We're not gonna carry a I have carpet. smaller size. Now we are going... Rusiškai pasakyk. Ah, Говорит по-русски, да? Yeah, but... good price. Очень красивый. 200 euro. 200. Yes. Bamboo silk. Silk. Sure. Понимаете по-русски, да? Мы из Литвы едем в Сингапур. Singapore. Только автобус или поезд. Поезд, автобус, корабль. Негде нам его взять с собой. I have Dublonko leather jacket. You want to see leather jacket? You sell leather jacket as well? I have my shop. Different. Bet nu, mes I neturim. take it. But we don't have where to put all the Yeah, things. good leather for you. Mes važiuosim per Indiją, Leather. sakykime, nu, ta prasme, kad... Can I show you good We're leather going through jacket? India, it's gonna be hot there.
Excuse me, for winter times, I can show you good leather jacket. Come. Okay, show me, but there's like a 1% chance, man. Kilimuką už 200 eurų. Nu, gražus labai ten tikrai. Ne, tai fainas toks jo, bet... Ką mes ten... Ne, aš esu, kad dabar nenorisi tų pinigų, žinai, išleisti tiek ant We kernatės. have also nice spice. Oh, spice is good, yeah. Do you like spice? We like spice, but not when we're traveling. Why? I do vacuum seal. No, but we have a lot of weight and we're going all the way to Singapore. Singapore? Ja, Gezme Singapur'a gidelim. Singapūrų. Toks jausmas, kad sutikom turgaus direktoriais, mūsų vedas. Šitą nori gal pažiūrėti, šitą pažiūrėti. Galima aišku šoną nueiti biškį dabar ir viskas, mūsų būtų pametęs. Jis net neatsisuka žmogelis, nes jisai pasitikė, matau. Sako, Lituanija. Nice leather jackets. Yes. We just see, we just look. Arba sakyk, aš žiūriu savo žmonai, bet atvažiuosiu su žmona. Or your wife. Upstairs. Upstairs? Och, tu velnes. Prisikalbėjom. Pratilpčias tam kuprinėm dar. Black, brown. Maybe I will send her a picture of both. Okay. Is it expensive? Black is... No, it's good price. I make good price. Don't worry. What are the prices for these? In lira, euro. Euro. This jacket normal 250 euro. Yeah. Normal price, but I make for you 200 euro. Okay. Nu, žodžiu, tu jam turėsi pasakyti, kad jinai turi pasimatuoto, jinai Yeah. už 2 dienų atskrenda čia ir viskas. Can you hold them both? I will take a picture for her. Prie baltų, žiūrėk, galima laikyti, matysis. Prigavo Luką audinių striukių parduotuviai. Tai sakau, sakyk, kad žmonai reikia. Tai gal atsikabins, tai vis tiek atsivedė antrą aukštą, vienu žodžiu. Ir dabar visas striukės jam rodo. Ir niekaip vieną mums atsiputbolint nuo jų. Jo, prasidėjo viskas nuo kilimo, tai paskui prie prieskonių nuėjom ir dabar į audinių striukių parduotuvę atvedė mus. Aišku, gali spjauti ir išeiti, bet... O, va, prašau. It's better, Mannequin? Where are they from? From Turkey. Made in Turkey? Made in Turkey. I have a factory. Okay. Only Turkey. Visi turi Turkish gamyklas. leather. Jėzau, dar taip stengiasi jisai. Sakyk, rankovės nežinau, ar tiks, reikia, sakyk, matuoti. Nu, įmantę, kurio norėtum iš šitų, ne dėl to, kad aš pirksiu jį ir mane laiko įkaitų praktiškai. Tai sakiau, kadangi tau ieškau kažko, tai mane šių 10 minučių čia nepaleidžia, tai aš tau siunčiu dabar, kad tu išsirinktum. Labas. Ką veiki? Dirbu. Prisidirbai jau kažką? Ko čia skambini? Tai kur tu čia įkliuvai? Tai tu sakyk, ne, nepatiko man. Aš negaliu sakyti, kad nepatiko, nes jis man parodys kitus 500 modeliai mante. She'll want to try, but oversize. I have. You have oversize as well? Of course. Okay, how do we find you? I mean, if we come here, how do we find you? Moment, 1 minute. The chair. Moment. Einam, nepačiai. 1 minute. Okay, we... Mustafa. Wait. No, okay. VIP collection? Jau jisai nenori mūsų iš antro aukšto išleisti. Sako, pasilik palėpiai. Mustafa. Is it this? Yes. Gate number 2. You want to come now or after? No, I'll drop here the address. Here is the address. Look. Give me this. This is the Grand Bazaar. There is the address. Okay. Thank you. For now. Thank you. Bet jau kai atsisveikintai, jūs visai kitaip žiūri tave. Ja, man atrodo, supratai, kad nebegrįši. Mums užtenka jau čia vaikščioti, ar ne? Jo, ką tu čia nori pamatyti dar? Aš nenoriu nieko, mane jau biškai jau... Na, sakyk. Nu, užkniso dabar, problema. Toks, žinai, nusivedė į parduotuvę, nusivedė į antrą aukštą tos parduotuvės ir mūsų ten įkalino. Ir mes norim iš ten eiti, sakė, ne, tu pabūk, sako, palauk biškį, aš tu ateisiu. Ir atrodo, tipo, kad ir sakai, ne, 5 kartus, vis tiek eina toliau, tai nori, tada jau reikia pradėti meluoti. Nu, arba išeiti, bet kažkaip labai išeiti nesinori, tiesiog nieko nesuku, žinai. Pasiūsti irgi nesinori, kad reiktų nepatinka čia. Geras su tais kilimais. O, aš buvau Lietuvoje, kaip ten pas jūs gražu, kaip faina. Davai, ateik, aš tau kilimą duosiu. Labai geras, mažiukas kilimas, 200 eurų. Imk. Mes varom į kelionę pėsčiom. Imk, taigi mažiukas kilimas. Dauguma lietuvių jau buvo Turkijoje, suprantat, apie ką mes šnekam. Jo. Mes jums tiesiog duodam edukacinę medžiagą, duodam į internetą, paskaičiamą taip. Kad jeigu norėsit papasakot draugam, galėsit parodyti šitą, sakė, identiškai buvo man. 5 minutės nuo viešbučio,
mes link vandens einam. Labai pradėjo tik nykšti man skaudėti vieną kojos. Ja. Tokia biškai visai vietinė vieta atrodo. Nu, ne vieno turisto nėra. Ir taip visą. Labai įdomu pasivaikščioti. Pamatai, kokiuose bariukuose valgo. Nežinau, reikia nusipirkti kapsulių į Skalbenkę. Ar bus? Nu ir vat, kad ir kaip keista būtų tokia aikštė prie restoranų, mes va čia kažkur gyvensim, žinok. Mes kažkur čia pakairė ir bus įėjimas į hotelį mūsų. And you accept card or euros and cash as well? No problem. If you don't have money, I will pay. No problem. Okay. See you, brother. See you. Pasiklausim, kokį maistą turi restoraną, ką pasižiūrėti, nes mes čia kaip tik prie pat. Labai įdomi vieta gyvensim, tokiam vietinių gatveliai. Blue Mansion, čia gal ir yra tas. Oba. O. Laminatas visas atšokęs nuo grindų. Cozy visai. Ne, tai čia labai gerai. Parūkyta biškai jaučias. Aha, pripūkšta paskui. Eik, tai čia king bed. Nu, bet čia kaip visur Turkijai, vat su tokiais bairiais. Nu, bet kaip keista. Laminatas. Čia, žinai. Viskas į tualetą noriu ir dušą eit. Eisim Šiaip medžiagą tai senam name, tvarkingas butas, padarytas, viskas gerai. Išėjau biškį iki pardės, tai va, katinas jau prie dėžės prislinko, galvoja, kokį čia pasiimt skanumyną. Imk. Tai turbūt nealkanas katinas. Geriausias jausmas pasaulyje. Nusipraus po dušu, turiu omeny. Įsikrauti daiktus, reikia susikrauti. Eisim įkelt video pirmąjį. Ir manau, kad čia galim pabaigti epizodą. Susitiksim kitą dieną Turkijoje. Pamatysim, ar spėsim kažkur toliau išvažiuoti. Kol kas Lukas sako su Dievu. Ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad palaikot. Nepamirškit komentuoti, pasubscribe, palaikint. Ir nusiųst mačiusiai. Tėts pabelė du. O.